Kartel knygų klubo narės apie knygas. Šiausią įprotį turi susijusią su knyga. Galiu skaityti knygas visur, bet labiausiai patinka, kai muzika kažkur groja arba kai kažkur šurmulys būna. Kokia mylimiausia tavo perskaita knyga šiais metais ar tiesiog paskutiniu metu? Tai be abejonės bus Rinos Kent, God of Wrath. Mano iš visų knygų, ką esu perskaičius, numeris 1. Paskutinė knyga, kurią perskaitai ir paliko tau didžiausią įspūdį. Tomino vaikinų serija, kai užrodėt, tai paskutinė apie Lizzy buvo turbūt tokia emociškai sunkiausia. Tai Deimante, ar yra tokia knyga, kurią bijai perskaityti? Kažkokie lūkesčiai galbūt per didelį iškelti? Turbūt iš to, kas dabar išeina ir turbūt dideli lūkesčiai, tai yra iš Alchemized. Nors fanfico net neskaičiau, bet žinau, kad apskritai labai giriamas, tai natūraliai ir labai dideli lūkesčiai, tai baisu ir nusivilti, nes dažnai būna su tom knygom, kurios labai laukiamas, su labai dideliais lūkesčiais, kad tiek užsikeli, kad paskui nebetitinka. Kokie mylimiausi tavo knygų tropes yra? Tai savame aišku, kad enemies to lovers. Kaip galima atsisakyti pykčių, nežinau, muštynių ir taip toliau, kol galiausiai... Aistros? O taip, kaip be aistros. Kol galiausiai žmonės supranta, kad visgi jie jaučia kažką vienas kitam.